Joninių rytą nusprendėm pasitikti šitiek kitaip. Keliavome prie jūros gamintis pusryčius. Turėjome keletą hamakų, todėl norėjome juos pasikabinti, bet žiūrim, šitą vietą nelabai tiko, einam ieškoti naujos. Lygtais atradom mums patogią vietą, tai bandom susirišti vieną galą, kitą galą ir bandom sėstis, ar laikosi. Ir taip, viskas gerai laikosi. Keliaujam prie antro hamako. Aišku, pas mus labai daug šokio pertraukėlių, jų tikrai netrūksta ir namuose. Dedam hamaką mamai. Rišamės vieną galą, kitą galą ir toj bandomasis triušis sėsis, tikrins, ar laikosi. Laikosi. Super. Dabar šiek tiek pailsėsim, pažiūrėsim, ar čia viskas mums tinka ir patinka ir keliausim daryti pusryčių. Ar esat kada nors kepę blynus pusryčiams gamtoje? Tai labai rekomenduoju, mes tai darom tikrai ne pirmą kartą. Viską jau buvom pasiruošę iš anksčiau, namuose pasidarėm tešlą, susidėjom visus daiktus, kad viskas vyktų labai sklandžiai ir greitai galėtumėm išsikepti ir pavalgyti. Pradžioje atrodė, kad šiek tiek per daug prisidarėm blynų tešlos, bet kai kepėm, čia kažkaip labai viskas gražiai ir susikepė. Didelis nebuvo, kaitra tikrai buvo blynams gera, kartais netgi per daug gera, o ypač kai darom šokio pertraukėlės, ne vienas blynas sudegė ir dar gavo šiek tiek smėlio prieskonių. Tada keliavom ruošti stalą ir ėjome valgyti ir ragauti gamtoje keptų blynų. Šeimos narys įvertino labai teigiamai, sakė labai buvo skanu, ačiū mamytė ir bevalgant žiūrėkit, koks gražus paukščių pulkas pro mumis praskrido. Būti jau mūsų pilvai užsipildė, aš dar paskutinius kąsnelius pabaigiau ir keliavom susitvarkę pailsėti, pagulėti, pasiklausyti paukščių, bangų ošimo, buvo labai smagus vėjas, lengvas, vasariškas ir keliavom prie jūros. Mums labai patinka ateiti prie jūros iš ryto, nes tada visai nebūna žmonių ir atrodo visa pakrantė priklauso vien tik mums. Ir kaip nuostabu, niekur neskubėti ir tiesiog ramiai džiaugtis likusią dieną.